This one, yeah? After building 2003, the government they sell the land for the apartment. Aha. They move, we go white. Gražus labai vaizdas. Čia jisai gyveno, sakė. That's why Eisim ten į viršų. Labai nenoriu. the name of the temple. Bonaga. Bonaga. Different culture, not Vietnamese culture. You know, my country we have very long story. 1,200 years. Žiūrėkit, kaip gražiai atrodo, hebra. Kaip Dakas sakė, mūsų gidas, Topland, 1000 metų. Čia yra ne jų šventykla, o buvo viet ir namų. Šiaurė ir pietus, man atrodo. Tai va čia šiaurinė dalis berods. Papozavo Aistė. Aš jau viso šlatas. Duok. Nori, arba aš pasifilmuosiu pats. O taip, atrodo. Big Buddha. Man jau tų būdų užteks iš tikrųjų, hebrytė. 30 viršaus laipsnių. Jeigu baigsis čia vlogas, žinokit, miriau. Aistė kaip nieko. Oi, kliam. Davai, be žodžių viskas. Čia hebrytė paleido turistus apačioj, nes su autobusais atvažiavo ir jiem reikės lipti viršų. Nepavydžiu. Nepasakiau Aistės su šortais. Čiagi negalima iš šventyklos eiti su šortais, bet mum ir neįdomu. Mes matėm daug ir Tailandė ir jos čia labai panašios yra. Taip. Sėkmės hebrytė lipant į viršų, kas lipa. Jeigu nežinojot, lemp dabar. Čia yra budistų vėliava. Čia toks parkelis gražus, bonzų, visokių viską. Gerai kepina man viską. Irgi labai gražiai kepina. Atvarėm pažiūrėt, kaip gamina miego kilimėlius. Down to make the mark. Mas tem cachorros separados. Live here. You can sit down there. She show you how you do. Come on. For me it's okay. Don't be like me this way. Yeah. When she put the rock come in and you one down, one up. Yeah, very easy. It looks easy, but if you're doing it all day, it's kind of hard. Very hard work. Klausiam Dakaris, ar jie valgo paukščių lizdus. Tai va čia yra sukami paukščių lizdai viduj ir tada juos išdžiovina, išvalo ir valgomi yra. Dabar atvarėm ant tilto. Tai sakė paukščių lizdai, aš norėčiau pabandyti, bet šiaip jie gan brangus, ten apie nuo 2 eurų. Gal reikės, jeigu rasim už tai pigiai, ten iki 1000 eurų tada kainuoja. Tai reikės gal pabandyti. Karvutės pavargusios. Labas, laba diena. Pagarba.
Karočią, aš tai nežinau, ar čia patvarus tiltas. Pirdas atlaiko. Kiek pirdas sveria? 100 kilogramų. Nelabai toks. For lunch and dinner. Yeah, back. Kiekvieną dieną pradeda 4 ryto dirbti. White noodle and Hello. yellow noodle. Yellow from what? Ne, 2 rūšis. White and yellow. Pradeda 4 ryto, nes viešbučiams. After cut right the sun, they cut in the machine. Yeah. Sušlapina juos, atsargiai. O ten sukapoja, va tam va, sukarpa. Now we will go behind. Ir kiekvieną rytą 4 valandą pradeda, nes tiekia restoranams šviežius makaronus pusryčiams. Ir dabar daro, jau dabar yra 11, man atrodo, tai jie daro dabar jau pietums. This one they make the fat noodle. Flat? Fat. Oh, fat. Oh, yeah, I see. Fat noodle. Kepa palėza. Ir viskas rankų darbo. Bet jie kūreno, matai, grūdais. They can steam about 10 seconds and then open, put in the cake, and go to the sun, to dry the sun. And then cut it, yeah? Yeah. It's Like pancake. yeah, it's like pancake. With the yellow noodle. Mes valgėm patiekalą tokį, kur su blynu. Atsimeni? Kokį? Kur išardė. But when the hot water, on the top they have the seal. Put the seal on the tank, and then they steam the hot water. Put the rye meal on, and then they steam. After 10 seconds, they put in the cake, move to the sun. Rye a little, half hour, rye the sun, and then they cut. Oh, only half an hour, yeah? They call fat noodle, you know? It's also for soup? Yeah, also for soup. And we're making for restaurant, yeah? Yeah. Now they press it, everything, give to the restaurant. This the rye for the next day. Oh, it's the rye. What do you use it for? They put the rye in there, give wet, and then later they put them to the machine, get the rye meal. Ryžių miltus. Okay. After rye meal, and then they steam. They get the noodle. So they steam it here, okay? Okay. Different size. Okay. Galim pažiūrėti, kaip gamina kepurės. Tai nereikia You know, papanusiauti. this one very important for local people. We saw a lot of people wearing it. This is the local market and farmer people. Oh, everyone they have this one. Yeah. Make the cooler for the soda. Čia tos šeimininkės mama gamina. And this one, not from the farm, from the natural in the forest. In the forest. Yeah, if they want to make this head, they must looking for this leaf on the forest 2 minutes. And they cut them and then go home, put on the floor to dry the sun. After dry the sun, see what you do, come with the plate like this. Before the leaf, they come in like this. And then the cake, you see, and the cake zero the bamboo, Yeah. one by one. When full already, outside she give the lip on. After give the lip full around already, this a quick hand under by hand. Ir vėl aistai darbino. Vargšiukė. Like that? Okay. She learn very quick. Yeah. She will stay here and make these hats. For that, yeah? Good? Да, kas Nice. top lad.
Dakas atsivežė į vietinį restoraną pas šeimyną pavalgyti. Žiūrėsim, ką gausim. Viršininkas jau matau arbatą pila mum, savininkas. Ir esam ant pajūrio kranto, tai va kalbėjom, kas sako, pas mane labai kažkaip nelabai verslas šiais metais eina, nes labai rusų daug, o rusai nemoka angliškai. Sako, jis nepakalbės apie ką nors nei ką. Okay, thank you. Va, vaizdelis. Hello, don't be lazy, be crazy. Pažiūrėkit, tokia valtis. Apvalė bliūdas. Žodžiu, čia va valgysim. Va čia va. Vandenėlis tai arbata, ne? O vaizdelis tai kaip iš paveiksliuko. Tai va, turim žuvies sriubos, tuno, kalmarų salotų, ryžių. Okay, Asa, enjoy your meal. Enjoy you too, thank you. Daužiam viską, beveik. Išskyrus sriubos. Man biški trūksta druskytės gal tą sriubą. Tokia jinai vien žolelių. Skvidus. Kalmarus irgi visus išrinkau, liko 8 kojimą, aš kažkaip per guminį. Tuna su vartėm. Baisiai. 10 iš 10. Sveiki, mėlyjeji salos gyventojai. Žinau, kad man reikia apsiskust, varysiu šiandien apsiskust po ekskursijos. Tai dabar mus paleido eiti iki Krioklio. Ai, aš raudonas, tai aš pats žinau. Ne, leva, 1,5 kilometro į vieną pusę hujarint prie plus 3,6. Gerai, kad bent biškį pavėsiuko yra, ne? Ir mes ką tik pavalgę. Taip skaniai pavalgėm, o dabar reikia viską išvalgyti. Sakė gidas, kad jie irgi po žemę užkasinėja, tik tai gražius virš žemės padaro tokius aukurus, jo. You can see, they come in there. Yeah. All in here, only the village. Ir šitos kapinės, it's a new one. Ir šitos kapinės tik tai vienam kaimui, čia jau mes važiavom 500 metrų, nedaugiau. Dabar turi tokius plastikinius, o tikrieji buvo bambukiniai. Long time ago, they buy the bamboo, they tie them coming together. When they have the basketball already outside, they want you stick, they can looking for the cow seat. Yeah. Cow seat they put outside. When the stick, don't see the hole. Yeah. When the cow seat already, they dry the sun. They dry the sun and they put the tar outside. This one,
Come here. O, čia žies smalos. Karoči, iš pradžių bambukas, po to karvės šūdas, po to smala. Yeah. Just Tam, kad when the nebūtų cow, skylių. when the cows is very right, they put the tar outside. Jo, čia smala. Cows in Vietnam, good morning. Nu, hebrytė, vertinkit mano apsiskutimą. Nu, blemba, what the hell, tai ne. Biškė aptvarkė. Blemba, esu pasibaisėjęs, karoči. 1 balas. Kaip čia vadinas? Atsiminkit ir neikit. Kainavo €20. Blemba, bet tai koks skirtumas, aš sumokėsiu nors ir 10, jeigu normaliai kuris. Prašau, ant galo, sakau, čia biškį pakarpyk. Nesigavo, paskust. Nu va, mes kaip tikri vietiniai. Dabar yra maždaug apie 4 valandą vakaro. Atvarėm pasimaudyti. Maudosi karoliukas. Bet vietiniai dauguma dedasi va tokias liemenes. Ir jie ten va tiesiog važiuoja. Atėjome Bao Bansu pavalgyt. Atrodo toks visai fainas. Faina kavinukė. Ir kainos palyginus. Ne, aš įsivaizduoju, kad jie bus čia vieno kasnio, žinai, bet tai mes daugiau užsisakysim. Čia skaitykit 2 eurai, 6, 5, 4 eurai. Yra pagrindinių patiekalų, bet mes kažkaip Bao Bansu užsimanėm. Pabandysim, pažiūrėsim, ką turim. Taip. Sudorojom beikono su chorizo. Dabar yra žuvies ir vištos. Ir dar kažkokį krabą dar laukiam. Skanu, ne? Bandelės tokios minkštos. Bet gal salstelą net nesuprantu. Gava, skanaus mums, skanaus jums, jeigu valgo. O čia krabas, žiūrėkit. Sovietski. Va? Pavalgėm laimingi. Už maistą sumokėjom 12 eurų gal, už tas 4 gopau, 0,3 alaus ir kolos. Aistė nusipirko kaukių. Už 700 000 dongų. 700 000. 26 eurai. Einam, praseisim pro miestuką. Ir rytoj laukia didi diena. Ryt antradienis, ne? Ką? Blemba, jau penktadienį ryte išvažiuojam. O eik tu savo, kaip tas laikas greitai eina, mum per perėją. Tai varysim į Vinpearl salą. Gal daugiau papasakosiu rytoj apie ją. Oi, dar visus norėjau pasveikinti su artėjančiom kalėdom ir šventom kūčiom. Meilės, santarvės, laimės visiems. Džiaugsmo. Šiandien pirmadienis. Prie klubelių jau laukia kliovo vaikinai ir merginos. Nu, buvom užmetę akį į tą klubą. Ten Rusija yra, tai tuščia. O buvom kada mes žiūrėjom? Šeštadienį ir penktadienį.